Kaip atrodys jūsų diena, kai už 4000 eurų nusipirksit sportinį 2LR ginklą? Čia yra sportinis Ančius 1927. Dalį ginklą teks susirinkti patiems. Pradėkime nuo labai dailios medinės buožės, kuri esminėse vietose yra visiškai nemedinė. Sportiniam šaudime labai svarbu, kad jums būtų patogu, o patogu kiekvienam yra šiek tiek skirtingai, dėl to viską galite reguliuotis pagal save. Ir jie yra neįtikėtinai lengva, kol jie nėra įdėts vamzdis. Toliau turim tą tikrai brangiąją dalį. Aišku, sportiniam šaudime, kad tai ir 2LR kalibras yra labai svarbus vamzdis. Sportinių ginklų gamintojai labai rūpinas, kad vamzdis būtų padarytas labai preciziškai, kad sklaida, natūrali vamzdžio sklaida būtų kuo mažesnė. Tarkim taip, jūs galite viską daryti identiškai, bet pats vamzdis turi paklaidą ir sportiniuose ginkluose ta paklaida yra vis mažesnė. Bet lygiai taip pat svarbi vieta yra ir nuleistuko mechanizmas ir spynos pertaisimas. Galbūt kai kurios vietos taip drastiškai nesiskiria nuo įprastų kovinių ginklų, bet viskas yra padaryta labai tiksliai. Sporte negali būti paklaidų, nes tai jums gali kainuoti prizinę vietą. Ir va toks būtų jūsų potyris, jei užsisakytumėt sportinį Ančiucą už 4000 eurų. Mes labai mėgstam sportinius ginklus, dėl to jei jum ar jūsų sporto mokyklai reikia sportinio ginklo, paskambinkit mum. O jeigu ieškot ne tokio super sportinio varianto, tai mūsų ginklus galite apžiūrėti getbacks.com. Iki malonaus.